nu ką, nusirenkim iki pusės. Kai neturėsiu ką veikti, vis laik atsigersiu. Svarbiausia, kad mokėk dalintis. Turim labai fainų rėmėjų, būtent gėrimo prasme. Tai Geri dalykai niekada lengvai nepavyksta. Tai man trupučiuką reikia su galva tvarkytis, tai vat, yra ir turi būti nusipirkti. Aš taip noriu atsigerti. Kuris visiškai pakelia visą imunitetą ir viską, kas įmanoma pakelti žmogui. Nuotaika, man labai kad patinka. būtų gyvas, sveikas, nuotaikingas ir visai kita. Tai be galo skanu. Pradėjome nuo produktų. Ta mergaitė šitą išmano apie kostiumą. Su mano suknelės skvernu atsuko man kambučią. Ačiū tau. Svarbiausia rezultatas. Nori kambučios? Aš norėčiau. Norėtum, aš tau duosiu. O kokios tu nori? Šitos. Žinai, čia yra... Aš ją atsukau, aš jau paragausiu. Žiūrėk, Marija, tau jinai išklotinė. Va, prašau. Yra 4 skonių. Pasisukti ir išsirinkti. Su citrina ir mintu, yra vyšnių, yra pasiflorų. Čia aš turiu pasiflorų. Tai aš šitą. Su laimo, šitą prašau. Ačiū, Ir čia tu gauni prasideda. 100 milijonus probiotikų tavo organizmui. Bakterijų, sakai, prieš tai. Gerųjų bakterijų, taip, atsiprašau, taip, gerųjų bakterijų turbūt reikia sakyti, aš nežinau, bet čia, ne, parašyta probiotikai. Nu taip, gerosios bakterijos, nes čia yra natūraliai fermentuota, čia yra nepasterilizuota. Tai kokia tema mūsų šiandienos? Apie vyrus, o apie ką dar? Aš, Tai gerai, pavyzdžiui, taip, bet tai kur mes juos sutinkam? Kur susipažinti su tobulu vyru? Tai vat, ir iš vis, kodėl tai su vyru? Tai šiandienos yra tema, kurią mes bandom kaip gerai. kalbėti, kaip susirasti tą savo antrąją pusę. Bet iš tikrųjų taip neapsiribokim jau tada lytim. Čia kažkaip tai. Aš, taip, nes niekada nežinai, kas gali nutikti. Aš, pavyzdžiui... Gerai, gerą žmogų. Kur sutikti gerą žmogų? Gerą? Nu, tobulą, ne tai, kad gerą. Tai tu pasakyk man, ką tu darai, kad tu jo ieškai, ar tu jau radai? Ne, aš tai visų pirma turiu pripažinti, kad šita tema man yra sudėtinga, nes aš niekada neieškau, visi žmonės, kurie buvo mano gyvenime, atėjo patys. Bet aš žinau, kad Asta iš tikrųjų, na kažkaip tai... Tinderis sėdi? Man atrodo, bažnyčioje. Nesu tikrai Tinderyje, ne. Bažnyčioje? Bažnyčia tai... Bet bažnyčia galima sutikti gerų žmonių? Gerų tai 100%. Asta labai vaikštai bažnyčia. 100% gerų, bet mes čia su draugė visai neseniai ėjom į angliškas mišias. Vilniuje ėjom į mišias anglų kalba, nes tai buvo vienintelis mums tinkamas laikas. Ir mano draugė mestelėjo, sako, o gal gražių vyrų bus. Kunigėlių? Ne. Nu, ta prasme, kad visi Vilniaus užsieniečiai, tikintys, vienu metu susirenka į mišias, nes jos yra anglų kalba. Bet tai matai, tai reiškia, kad galima net pasiskirstyti, kurias mišias eiti siekiant kokio partnerio. Taip, ir aš tokiu būdu sužinau, kad mano draugė, tai gautė, kuri mus grimavo biškiai, kad jinai visai svajoja apie užsienietį tikinti. Va taip sužinojau. Bet tai reikia vis tiek jungtis per kažkokius portalus, kad ten su jais susisiekti, nebent, nu, pati jau važinėjai ten, kaip tu skraidai, pavyzdžiui, ne? Na, žinai, kai tu pasakėjai jungtis per kažkokius portalus, kad su jais susisiekti, tai man jau čia toksai... Nu, aukščiau nei technologijos. Tai man tai visą laiką, jeigu manęs paklaustų, vat, pavyzdžiui, kur ieškoti, po to galėsiu pagalvoti, kaip man yra buvę gyvenime, bet kur sutikti tą žmogų, aš visą laiką sakydavau, ieškok pagal hobį, pagal pomėgius. Nu, ta prasme, kad kažkas bendro turi būti, arba tada ten pat studijavai, ar ne, norėškai to pačiu domės, arba darbe, mano buvęs vyras darbe atsirado. Taip, pats atėjo tiesiog... Nu, jis atėjo į darbą ir aš į darbą. Bet tada tu turi būti visada kartu, tiek laisvalaikiu, tiek darbo metu. Jo, bet aš tik sakau, kad man visą laiką atrodo, reikia turėti bendrų pomėgių kažkokiu, ar ne? O man atrodo, kad reikia turėti vienareikšmiškai skirtingas profesijas. Bet jo, antrai jūs arba visiškai skirtingas. Pavyzdžiui, aš pagalvoju, kad jeigu vienodas, tai gali būti per kažkiek laiką, nu, esi jau pripranti prie viso to. Bet niekas nori su savim gyventi, nenori su savim gyventi. Man labai tik tolimųjų reisų vairuotojas. Gali būti, kad tik tai pirmose laidose mūsų įsijungs jauni žmonės. Ta prasme, nu tokie jaunuoliai tokie. Pabandys įsijungti, pažiūrėti, nu ką tos čia, žinai, šneka jau vyresnio amžiaus šiek tiek, žinai. Ir jie nustebs. Ir aš galvoju, kad kiltų klausimas, kurį aš dabar užduosiu Astai.
palauk, kai aš tau klausimą, tai tu man nusirenk iki pusės. O dabar man klausimą. Prašau. Jauni žmonės gali galvoti. Tipo, kaip tu jautiesi šalia mūsų jaunų nariai paklausti. Tikrai ne. Žinai, kadangi tu vis tiek vyresnėsi šiek tiek porą metų už mane. Tai tik skaitai. Tai aš dėl to ir noriu paklausti, nes gali paklausti ir manęs tokio pačio klausimo. Kam tokiam amžiui reikalingi dar, vyrai? Tavęs. O dangau, aš jau žinau, kokia bus mūsų sekančios laidos tema. Stereotipai siaubingi. Bet gerai, leiskit, dabar tai jau pasakysiu. Aš noriu pasakyti, žinokit, visų nuostabai, net ir savo pačios. Ta prasme, man pirmas toksai buvo absoliutus savęs naujos suvokimas. Čia kalba apie kūną, apie erotiką, apie savęs jausmą intimiam gyvenime. Man pirmas buvo, kai gimė vaikai. Ta prasme, aš staiga pradėjau nebesigėdinti kūno. Beje, galėsim kad nors kalbėti apie kūną, ar ne? Būtinai negalėsim, privalom. Ta prasme, iki pusės nusrenksim ir pakalbės. Tai va, tai tada man buvo tikrai atradimas, kas aš tokia, kokia čia aš ta moteris, man buvo lobis. Tai va, brangioji. Kiek čia metų buvo? Tai man buvo 30, kai pirmas vaikas gimė. Geras. Ir va tada atsirado, kad tipo kokia aš faina esu, kad kūnas ir visai kita. Ta prasme, normaliai aš galvoju, kokia aš buvau. Kaip kitos pagimdo ir sako, o Dieve, kokia aš baisu. Va, čia atvirkščiai. Man buvo kokia aš buvau. Ta prasme, aš ir nebesigėdėjau nei savęs paplūdimy, nei savęs nogos, nei man buvo, bet ne apie tai kalba, kaip kitam atrodau, bet va, kaip aš jaučiuosi. Tokia, staiga. O dabar, žinok, dar kitas klausimas. Bet dabar čia kalbam ne tik apie kūną, čia kam tokiam amžiuje ieškoti. Taip, man 52. Taip. Tai žinau, dabar visai dar kitas etapas. Dabar yra taip. Ta prasme, man dabar, kad reikės vyro iki kol gyva būsiu. Tai čia 100% aš tai žinau. Nors čia mano siekiamybė taip gyventi, kad aš dar vis trokščiau visada turėti santykius, bendravimą, intimų gyvenimą iki pat. Taip. Todėl, kad viskas tik įdomiau. Ta prasme, dabar viskas dar kitaip. Dabar, nežinau, kaip tau pasakyti, dabar toks išlaisvėjimas santykiuose, kai aš aiškiai žinau, ko aš noriu. Arba jeigu nežinau, man tada labai smalsu, o kokia aš dar galiu būti, kokių yra tų žmonių. Galų galę neslėpsiu, žinai, po santokos tai toks atradimas, ta laisvė, ta prasme, kad žiūrėti į ką nors yra ne nuodėmė, ne neištikimybė. Ir aš, žinok, pati labai kalbinti buvo vienu metu pradėjusi. Tai prasme gatvėje prieimė. Pažiūrėjau, kiek valandų. Labas, kažkur kaviniai, bet jeigu jau brezgasi kompanija kažkokia, mūsų sėdi prie stalo, tarkim, daug žmonių, aš pradėjau nesutrovėti, duoti ženklą, kad man patinka vienas ar kitas žmogus. Ir man nebuvo jokio apmaudo, jeigu aš gaunu tokį, kad turiu paskambinti žmonai, iš ko supratau, kad aš negaliu jo kalbinti. Man nebuvo jokio. Žinomas žmogus, tai yra dar vienas dalykas, kas yra sudėtinga, tokia žvaigždutė, žinai, su priedais, tapsime gauni. Bet čia iš viso Lietuvoje, kad tu nežinoma, tai negali mane suprasti. Tai va, bet aš noriu paklausti, dabar, tu daug keliauji ir, pavyzdžiui, Lietuvoje, žinomiem žmonėm, Lietuvoje žinomiem žmonėm, kaip man tau ir visom, yra kažkaip vis tiek, yra kažkoks momentas. Aš dabar įlyščiau į Tinderį, supranti. O esi mėginus įlysti? Ne, man iš viso yra tie dalykai, nei jokių ten draugas LT ir ten One LT ir ten, bet tos dalykus aš tiesiog sužinodavau kažkaip tai iš kažkur kažkas pasako. Tai šitų dalykų niekada nesudarius, niekur nesusipažinęs per kažkur, tai per Facebookus, per Instagramus, kad apskritai tęsčiau taip kontaktą ir bendraučiau, šitaip ne. Visą laiką dažniausiai sutikdavau tiesiai akis į akį. Pasakoju. Bet man labai patiko tavo istorija dėl to, kad tas yra labai svarbu, nes aš labai pasigendu Lietuvoje. Iš principo moterų laisvės gyventi lygiaverčiai visą gyvenimą. Ta prasme, kad išsivaduoti iš to, kad, tarkim, tu gali kalbinti vyrą, tik tai tam tikram kažkam tai gyvenimo etape, kalbant apie amžių, jeigu. Taip. Tai ta prasme, tai, kaip tu sakai, daug keliauja. Tai tarkim, Italijos moterys, jos gyvena taip, kaip nori iki paskutinės savo gyvenimo dienos. Ir tikrai, pavyzdžiui, būna, kad esi naktiniam klube ir šoka moteris su aukštakulniais, mini sijonėliu ir jinai yra, žodžiu, paryčiais šoka aikštelė ir tada
Jie taip momentiškai apšviečia lazerio šviesą ir tu supranti, kad tai nėra paauglė, kad tai yra brandi moteris, bet jinai nori linksmintis ir jinai tai daro. Tai tas yra iš tikrųjų labai smagu, dėl to žinomumo, tai aš tai labai norėčiau pabandyti Tinderį užsiregistruoti, bet... O kodėl? Ai, tavo veselė greitai bus, ne? Tai dažnai tas žinomumas našta. Sakai, kažkas buvo ten... Jo, kad niekur nemėginau, aš irgi ten, jokių Tinderių, jokių pažinčių. Vieną dieną skamba mano telefonas, ten nepažįstamas numeris. Telefonas? Ne, telefonas, kas tau? Bet aš irgi žinau lygiai taip pat. Tikrai ir tu girdėjai klebonus. Aš tiesiog žinau, kad tu nuslėpė kažkokią bažnyčios istoriją. Ir aš negaliu. Aš labai laukiu jos ir bandau išvesti ant to kelio ir niekaip. Ne, man skamba mano telefonas, ten nepažįstamas numeris. Kalba moteris, pasirodo, jie turi pažinčių portalę. Kas tada vadintųsi agentūra? Čia Lietuvoje yra tokios? Tai ne viena. Net ir su užsieniu susiję, jau ten galėtum kokį milijonierių pasikabinti. Pirštų į akį, nusirenk iki pusės. Čia toks projektas, realiai? Taip, ir man jinai pasakė, kad ji mane nužiūrėjo, sužinojusi viešoje erdvėje, kad aš išsiskyriau, bet aš sakau, ne, bet ašgi niekur neužsiregistravus. Jo, ir sako, aš sako, turiu tau variantą. Jaunikį, milijonierių. Ir kaip tik pradėjo apie tai, kad žinomiems žmonėms ir turtingiems žmonėms yra labai sunku susirasti ir todėl ta moteris yra labai reikalinga. O kiek tu turėjai sumokėti už tai, kad tau... Čia jis moka. Nieko, čia jis jai sumokėjo, o ji ieško. Taip, o ji ieško. O tu tik atsirandi atliepi. Bet žinokit, gerai, bet sąžiningai, žinokit, man buvo ir karšta, ir silpna nuo minties, kad aš eisiu į pasimatymą. Sakau, tai pasakykit, kas toks, nesako, tokios žaidimo taisyklės. Bet čia Lietuvoje veiksmas? Taip, Lietuvoje. Tai sako, jis Jis lietuvis? Taip, jis lietuvis, aš po to išsiaiškinau, kas. Natūralu, nes tu nuėjai su jai pasimatymą. Aš nenuėjau, žinok. Aš nenuėjau su jai pasimatymą. Aš jums pasakysiu, kodėl. Todėl, kad ta moteris pasakė, kad ir jinai dalyvaustume pasimatymė. Sakė, tokios yra jos firmos žaidimo taisyklės. Ji turi būti liudininkė, kaip kuris elgiamės, ar kažkokiu ten, bet ne apie tai. Vienu žodžiu, aš nenuėjau su jai pasimatymą. Bet kad egzistuoja tokie dalykai... Toks mažas laitelis, kurį reikėjo perlipti. Mus šaudo. Žiūrėk, o tu galėtum, pavyzdžiui, vardan žmonių smalsumo patenkinimų ir vardan to, kad visi žiūrėtų sekančią seriją, susirašyti su tam moteriškai. Iš naujo ir nueiti tą pasimatymą. Vis dėlto į tą trigubą, žinai, pasimatymą. Tas vyras jau turi kitą žinomą moterį. Pasirodo, jo taikinys buvo žinomos moteris. Bet jisgi ne vienintelis, nepraradam šitos vilties. Kas jinai tokia? Nesakyk, kas tas vyras, bet... Ne, mes aišku pažinosime. Nesakysiu. Žinau. Ir mums nesakai. Aš nesakysiu. Tai va, bet tokie egzistuoja, žinok, dalykai. Bet aš visai suprantu tą trijulę. Aš labiau norėjau apie tą patirtį savo, žinokit, kada aš nuo įsivaizdavimo, aš vaikščiau pirmin atgal pokam. Tu norėtum nueiti, pamėginti į tokį aklą pasimatymą. Vėl jinai apie laiką. Tai tu galėtum eiti tos greitus pasimatymus, kur persėdi į kėdę, ten kas kelios minutės. Aš labai norėčiau į greitą pasimatymą. Aišku, sportas. Vyksta. Vyksta arba labai nesėkmingai. Tiksliai, nueinam ir pasimatom. Gerai. O tu neisi? Ką reiškia jūs nueikite? Tada eisim. Jūs nueikite. Visos į aklą pasimatymą. Aš tai už. O Dieve. Tai ten ne vienas, tai daugybė yra, tu sėdi ir matai tą. Ne, man pasakojo mano draugė, labai artima, ta, kuri mus šiandien grimavo. Ar rimtai? Jo, jinai nuėjo į pasimatymą ir ten pasirodo vyksta taip, ten sėdėjo jie, atrodo, ar sėdėjo jos. Sėdėjo jos, jie, vienu žodžiu, o jie vis, jo, sakė, atsidaro duris ir įeina jie pagal muziką. Visi žvengti taip garsiai, kad ten nieks neįvyks jokie pasimatymai. Man tie dalykai tokie jokingi. Ir tada, įsivaizduok, ir tavo tos 5 minutės visų kitų pakalbėti, ten po to kažką sužymi ir jeigu sutampa su kuo ir su tavim norėjo. Ir jinai po to ėjo į pasimatymą ir buvo labai kietai. Nors aš apskritai žiūriu tokį realybės šou, pavyzdžiui, kuriame žmonės susipažįsta, niekada nemato, vienas kito kalbasi per sieną ir tada susitokia. Man labai fainas, labai patiko. Ir tokios metu taip pat gali būti viskas yra įmanoma, visokia meilė gali būti įmanoma, netgi gal kaip tik reikia nematyti to žmogaus. Gerai,
O kokios jūsų patirtis konkrečios? Kur esate susipažinusios su kažkuo, su kuo ne tik vieną kartą permėgojot bairis? Ne, aš Su kuo padraugavot? Aš vis neturėjau tokių vienos nakties nuotykių, taip aš... Nu, taigi aš net tai ir papasakoti apie apskritai susipažinimą. Gink Dieve, kas galėtų pagalvoti, kad Ne, tu visiškai. turėtum... Ne, fui. Dėl to aš labai nuobodi šitoje esu. Bet tai nieko tokio, bet tai gal tavo tos Ne, tai vietos. dar įdomiau, tai kur tu susipažinai su žmonėms, su kuriais po to norėjai ilgai pabūti? Norėjusi. Nu, su kuriais po to gyvenai? Studijose. Studijose filmavimo ar mokydamasi? Mokydamas. Aš irgi. Ir tu studijose. Nu va. O paskui kur aš dar? Bet čia labai gerai ir Jo, nelabai bet žinok, gerai, dėl to, kad labai, Taip, kaip viskas mataisi ant- nuolat, bet nebegirdi, ką sako dėstytojas. Ne. Ir nebegirdi, ką sako iš viso niekas. Ir tada po to tau tenka su tuo žmogumi kartu rašyti baigiamą į darbą. O jūs vis tik po vieną kavalierių turėjot iš tų studijų, viskas, jau dabar jūs nusukate, man papasakokit, kur susipažinot, nu ir aš jums papasakosiu. Bet tai čia tiesa, mano aš kursė jokių- buvo vien tik tai merginos. Man čia jokių romantikų. Tai tu vienintelį berną esi turėjus gyvenime? Studijų taip, bet nesijaučiu kalta dėl to, asta, jėzau. Dabar žiūrim į ateitį. Ai, kur dabar Ir vieną kartą aš atsisėdau vat, su savo gerbiamu draugu Aisčiu Mickevičium. Aš irgi Ir kartais mes susėdu su juo. Tai ir tu susėdi su juo. Ir mes svarstėm, kas tai galėtų būti. Nu, vat, koks face controlas turėtų būti praeinamas, kad galima būtų su manim. Ta prasme, kad tai diskutavom, kas tai galėtų būti. Ir aš galvojau, nu sako, pažiūrėkim, kas tai galėtų būti per objektas, ne? Objektas. Tai visų pirma, sakykime, koks vadybininkas. Vadybininkas? Vadybininkas. Tau patinka vadybininkai ar vadybininkai? Pirmadienis, penktadienis dirba, savaitgalį yra jau laisva. Tai aš esu nelaisvas savaitgalį, tai viso gero. Nu, iš karto ne. Ir tada kas toliau, pavyzdžiui, galėtų būti? Koks nors nušvitęs jogas, ne? Nu tai prie jo aš jaučiaus kažkokia tokia... Jam darbo dienos neegzistuotų. Neegzistuotų mano darbo dienos. Nei darbo valandos, nei darbo dienos. Aš ir vyno, pavyzdžiui, išgiriu, tai prie jo aš jau jaučiu. Nušvitę jogai, sakau tau iš patirties, atsiprašau, kad pertraukiau, nušvitę jogai išgeria kai kurie, netgi jų dauguma, truputėlį vyno. Bet tada man ne apie alkoholį eina kalba. Bet tu taip, nu pasakė, aš norėjau tau pasakyti, o kodėl tau netiktų? Aš kontraste jaučiaus prie jo tokia blogietė. Aš taip nekantrauju suprasti, prie ko tu prieisi galiausiai, nes dabar tokius alternatyvius Tai variantus. galiausiai, kiek mes ėjom dar ten tų visų variantų, tai ten pilotai, tolimųjų reisų vairuotojai, šitie, čia jau kur- labiau, taip jau labiau, bet šiaip iš esmės sakė, nu ne, be šansų. Ta prasme, tau vienai pasmerkta Nėra, buvo? Nėra tau Ne tik, šansų. kad pasmerkta, o palaiminta būti viena, žinai. Šiaip iš tikrųjų gera turėti tokių draugų, kurie prieina tokias išvadas. Bet iš Tu tikrųjų gera. patinki aiščiui. Nu, kaip, mes, aišku, vienas kitam patinkam, mes, kaip sakyt, tam tikrą prasme ir esam vedę. Bet aš tikrai Tam norėjau tikra sakyti, prasme. kad jis tave konkrečiai atkalbinėjo, bet Kaip kokių ir kitų. ištekėjus esu, ta prasme, tai man nebereikia nieko. Kaip Džilda Vaigauskienė, aš puikiai realizuoju šeiminiam gyvenimui. O gal apskritai tiesiog ateis tas žmogus pats savaime. Man taip yra buvę. Aš manau, Aš Ateis pro visada duris. turiu istoriją, aš klausykit. visą tai kalbu tik tai dėl to, kad mūsų tema yra dabar šita. Aš dėl to baisiai nesuku galvos ir tikrai nieko neieškau. Aš galiu tave nuraminti. Aš buvau namie, savo namuose. Pas tavę atėjo klebonas. Sveikinti su kalėdom. Ne, vis tiek ta istorija apie bažnyčią turi. ateiti. Buvo naujametinė naktis. Pas mane buvo didelis vakarėlis. Taip. Aš palikau svečius ir pakilau į antrą aukštą ramiai savo jau snustelėti, nes labai buvo šarmulingi svečiai. Bet aš jų neišvariau, bet aš nuėjau tiesiog pamiegoti. Tada, kai aš jau nurikšmo pabudau, aš nusileidau į apačią pažiūrėti, kas čia taip triukšmauja. Ten buvo toks garsus dailininkas svečiuose, kuris labai labai triukšmaudavo, galvoju, pasakysiu jam, kad tyliau. Jaučiu, kad žinau. Ir žiūriu, yra naujų svečių mano namuose. Žinau, kas jis. Ar girdi? Aš tik girdžiu naujus Patys tie nauji svečiai. Nu, tas dailininkas pakvietė. Atėjo naujų svečių. Nu, cica. Sakiau, kad aš žinau, kas jis toks. Pakvietė naujų svečių į mano namus. Ir su vienu iš tų svečių aš pradraugavau 1,5 metų. Taip, va čia buvo ta istorija. Taip, aš atsibudau savo namuose ir su vienu iš tų svečių pradraugavau 1,5 metų.
Tai noriu tau pasakyti, kad būna, kad ateina į namus. Arba tu neini į namus. Kaip man nutiko, aš dalyvau viename vakarėlyje, kuriame vaikštau po kiemą, daugybė žmonių ir staiga susipažįstu su vienu žmogumi, stebiu jį, aišku, truputėlį skenuoju visą nuo galvos iki kojų, kol pamatau, kad jis yra basas. Ir sakau, va, jūs jaučiatės išties jaukiai šitam renginyje. Ir jis sako, na taip, nes čia mano namai. Ir, kaip sakant, mes irgi prabuvome ne 1 metus. Tai namai yra saugi erdvė susipažinimui. Va, ką aš to galiu pasakyti, reikia daryti renginius arba eiti kitų žmonių namus pas juos į renginius. Okay. Išvada tokia. Gal nebūna, kad tu laisvalaikiu tiesiog išeitum į kavinę? Ne. Aš nuėjau vieną kartą praeitą rugpjūtį ir mane atjungė su gėrimo pripiltu. Šūdas. Puikiai istorija. Siaubas. Papasakok, kaip suprasti. Dėl to tu dabar laikai ranką už. Aš laikau, kad žinai. Tai jo, aš nuvariau į šitą su drauge, nuėjom apie prieš 12, kažkur 11 valandą į distileriją. Drąsiai sakau šitą pavadinimą. Nes čia taip tikrai buvo. Jo, ir paskui sužinojau, kad pasidalinus Instagram'e šitą žinią, kai buvau išvežta su greitaja. Jau, siaubas. Jo, buvau, kaip, atėjom, užsisakėm prosiekiuko įpylę 2 gurkšniai ir aš kritau, kaip stovėjau tiesiog atgal ant asfalto, nes, ten visiškai šalia, žodžiu, laukė stovėjau. Palauk, čia labai rimti. Čia yra kriminalas. O tai koks jų tikslas buvo? Poveikis yra, ta prasme, koks tikslas, šiais laikais Asta Vilniuje yra merginų išnešimo vieta, žmonių apvogimo vieta. Ką reiškia merginų išnešimo? Išnešimo. Išneša, kad išprievartauti, kad parvežti į jų namus ir apvogti jas. Ir visa tai vyksta dabar šiuo metu labai labai intensyviai. Jeigu šitas dar neaišku, tai reikia žinoti šitą informaciją. Bet čia gal nėra tik tai Vilniaus, čia gal yra apskritai, ta prasme, globali problema. Aš nemanau, kad čia tiesiog Vilnius yra kažkokia tai blogio. Man labai rūpėjo. Tavo versija tau ten kažką įpylė, ne? Tai o kas įpylė? Padavėjas? Ar kažkoks klientas? Nežinau. Vienas vaikinukas stovėjo labai intensyviai prie manęs prilipęs, labai mane kalbino, kaip gerbėjas, kaip kažkas va tokio. Ir klausinėjau, kur aš gyvenu, aš kažkaip bandžiau taip pat sitrut, kad kažkur va tam rajone, Ir tada aš staiga pukšt, nukritau, ačiū Dievui, kad aš buvau su draugė, nes kai aš jau gulėjau ant žolyno ir sakiau, kad mane guldykit, aš tiesiog viską blaiviai suprantu. O kūnas atsako. O kūnas yra mėsos gabalas. Ta prasme, galva yra krenta, va taip kaip tona. Tai tipo tikslas maždaug buvo toks, kad tu pasakytum adresą, padėkit man paryti namo, galvoji, toks buvo, ne? Žinau, bet šiaip iš principo suvaidinimo žmonių tam, kad jais pasinaudoti. Arba jo, išprievartauti. Duok man tu Putino uogyčių. Guminuką duok. Ačiū. Aš, tu prasme, rimtai, aš taip drąsiai visur einu, o man tėvelis, tai žinokit, nuo vaikystės. Aš jau dabar nebeinu, aš nuėjau vieną kartą ir dabar jau nebeinu. Ne, bet šita istorija... Vieną kartą neta buvo bare gyvenime. Šita istorija yra siaubinga, bet jinai neturi tau trikdyti, ta prasme, tavo laisvės, žinai, leisti laiką įvairiai. Ta prasme, tiesiog reikia rimtai saugoti šiuolaikinis, ta prasme, tas pasaulis yra tikrai toks, koks yra ir aš matau, kad tu, žinai, net filmavime taip sėdi. Tai ta prasme, faktas. Čia ne tai, kad aš sėdžiu čia nais, Bet labai ačiū, kad tu papasakai, žinok, aš labai daug išeinu kažkur out ir aš taip drąsiai, taip ramiai elgiuosi, jaučiuosi, palieku savo kavą, nueinu, ten pareinu, pabaigiu gerti. Negalima taip daryti. Eik tu savo. Aš kai buvau visai vaikas ir eidavau jau kažkur į miestą, tai man tėvelis visą laiką duodavo pinigų ir sakydavo, dukra, tik pirk pati viską, kad tau neprigirdytų kažkokių miltelių ir aš galvodavau, tėvelį. Jau tada. Čia yra sekundės dalykas, tiesiog gali nusisukti ir viskas. Ir jie neturi nei skonio, nei kažkokio tokio. Ir tai yra 2 gurkšniai, aš nugėriau 2 gurkšnius realiai. Nuo stiklinės siauros. Gerai, bet yra ir gerų patirčių. Kaip sakė. Aš dabar galvoju, tos mano plaukų gumytės taip dažnai dingsta namie. Aš galvoju, gal net būna, kada apvagė. Koks jis, kokį tu norėtum, kad jisai būtų? Koks, kad būtų? Taip. Nes čia galima, žinai, mes turim galimybę pasikalbėti. Čia tokia medžiaga, čia mes galime atskirą visą susitikimą padaryti. Tai darykim tą susitikimą. Aš, pavyzdžiui, manau, kad ambicingai moteriai reikia arba labai palaikančio partnerio, arba jokio partnerio. Tai bet tau kokio reikia tada? Tokio vat kaip ir mes. Skirtingai vienodo. Ta prasme, aš nenoriu pati su savim gyventi.
Aš noriu žmogaus, kuris būtų, kitoks. Kad tave įkvėpti galėtų. Taip, nustebinti, įkvėpti, provokuoti. Kad save realizuotų labai stipriai. Netgi. Taip. Aš turiu, žinai kaip yra, neprarasti emocijos būdamas su žmogum. Tai kad netaptų viskas monotoniškai ir nuobodu. O dėl to jis turi būti kažkiek skirtingas. Ir gerai, kad ten kažkas nors nervina, pavyzdžiui. Nebūtinai, viskas turi būti idealiai. Bet, ta prasme, nes jeigu viskas yra pernelyg tobula, tai kas čia, net su broliais ir sesėm, taip, žinai, vieno kraujo net nesutarė taip tobulai. O kas tave nervina? Taip. Nes kai tu sakai, nervina ir susiraukiai, tu turėjai kažką labai konkrečiai omeny. Ta prasme, sąrašas. Na gerai, pavyzdžiui, pradedam. Skirtingas ritmas paros. Pavyzdžiui, aš manau, kad yra didelė problema santykiuose. Tarkim, jeigu vienas žmogus yra vidurys, o kitas nori labai ilgai miegoti. Tai jis vidurys. Gal tai tik aplinkybių auka. Turbūt čia toks iš kasdieninių gal. Gerai, bet man labai įdomu, tu labai apskritai esi man labai įdomi ir man įdomu, pavyzdžiui, ką tu galvoji iš tos pusės, kodėl apskritai du žmonės turi, jie gali susitikinėti, draugauti, ten mėgautis buvimu ir visą kitą. Ir dabar, žinai, tu sakai poros laikas. Tai mėgautumėt atskiruose šituose namuose ir nesuktumėt galvos. Dabar aš būsiu dabar, ką šitos kodėl yra svarbu dviem skirtingiem žmonėm susijungti vieną patalpą ir ten jo ir leisti laiką. Aš manau, kad ne tik į patalpą, bet, žinai, pamatinę prasme susijungti. Aš iš tikrųjų šito atžvilgiu esu didelė romantikė. Aš matau labai didelę prasme iš principo žmonių tarpusavio santykio. Tuose kiekvienas turi turėti savo laiką, ten, žinai, pabūti su savimi, turėti savo ambiciją, savo gyvenimą, ten savo darbus ir panašiai. Bet iš principo aš labai vertinu bendražmogišką santykį, netgi nebūtinai su antra puse, bet ir su draugu, su kitu žmogum. Ir ta prasme, ir aš kažkaip tai visą laiką, turėjau tokį baimę, kad man atrodė, kad, žinai, kad jeigu kuo tu brandesnis daraisi, tuo tau sunkiau yra iš tikrųjų įsileisti kitus žmonės į savo gyvenimą. Nes tu jau susiformavęs, turi labai aiškius ten savo, žinai, kažkokius įpročius, bet žinai, būtinai antrai pusės, sakau. Ir pavyzdžiui, tarkim, mūsų trijulė. Tarkim, man yra labai įdomus dalykas, dėl to, kad mes susijungėme. Ne, tai nusirenkia iki pusės. Jis vėl nusuko kalbą. Tu pradžiai klausiam, kas tave nervina, sakyk konkrečiai. Gerai, kad skiriasi jūsų kelimosi ir eiti miegoti laikas. Kas daro? Ką daro? Pasta netaip spaudžia. Pasako, įdomu. Oi, vonios kambarys. Labai svarbu turėti du atskirus vonios kambarys. Aš tau sakau, tai miega vienoj lovai, bet dušinis turi būti atskiros. Dabar tu man sakai, kad tikrai čia labai, žinai, sakralu, ten gyventi, žinai, nervuoja, žinai, jo, žinai, tvarka vonio ir mano tvarka. Gerai, rankšluostis atskiruose namuose. Rankšluostis ant žemės labai mane nervina. Tai tegu įsigyvena savo valgymo etika. Tai šakės, reiškia, du žmonės. Bet čia nebūtinai, kad aš sugyvenu su juo. Aš sakau, kas mane nervina iš mano visų patirčių gyvenimo. O tai daugiau tų studentų buvo visi. O tai gerai, o kaip jisai valgo? Nuostabiai dabar. Dabar jau išmokai. Bet tu žinai, kad tai po 5 metų jisai praplyš. Greičiau. Ir pradėsim. Greičiau. Netiesa, statistika rodo, kad tai netiesa. 5 metus aš taip. Aš dabar noriu grįžti kiaulės gyvenimą. O beje, kai čepsi, tu gali šalia valgyti. Aš iš viso dabar kultūrų, kol šliurpimas yra tyloje viena. Man taip gerai yra. Kultūrų, kol reikia šliurpti. Gerai, Asta, pagal... Kuris nepraeitų tavo face kontrolą? Nepraeitų nei pro kur. Šiaip tai žiauriai nuskambės, nes aš irgi būčiau kalbėjus apie tą, kas dabar jau man tikrai vidiniai dalykai, svarbiau pomėgiai, bet jeigu čepsėtų, nepavyktų. Ne? Tai tiesiog nepavyktų, ne. Bet tai ir aš neišsiaiškinčiau net jo pomėgį, nes jeigu jis čepsėtų, nutukęs su dideliu pilvu, bet labai geras iš charakterio. Bet aš žinau, kad Asta pirmą pasimatymą turėti valgyti. Jinai negali gerti kavos ir taip toliau, jinai turėti iškart valgyti. Tie, kur čepsi, žinok, ir kavą, taip. Aš nemoku bandyti. Su gabučia nepavyksta. Godžiais, gurašniais, godžiais. Tai va, tai gerai, man svarbiausia humoro jausmas. 100%. Ta prasme, tai... To yra būda, kad tu pasakai pokštą, nes aš žinau, kad tu mėgsti sakyti anekdotus ir žmogus nesijuokia ir žiūri tave taip.
Bet iš karto nesutaptų, žodžiu, ne? Ne, aš įsivaizduoju. Turi žmogus turėti juokauti, nes kitaip, jeigu čia ne dėl to, kad man būtų linksma su juo, ne tik dėl to, o dėl to, kad reiškia ir visose situacijose. Nes tu pati smagutė esi, tai... Smagutė. Nu, smagutė. Tiesiog turi būti dalybos kažkokios. Tai... Bet aš nežinau, tu gali atsiprašau, kad būtent ir mane. Žinok, dėl to, kad po to reiškia jisai nesugebės ir rimtas, netgi siaubingas, skaudžias situacijas pažiūrėti su humoru. Tu prasme, jeigu tai būtų žmogus, kuris egoistas tik savo, nu man netiktų. Nu, bet žiūrėkit, jeigu manifestuojant tuos dalykus ir bandant pritraukti savo gyvenimą kažką, tai mums labai netinka sakyti, kad nebūtų egoistas. Tai reikia sakyti, kad būtų dosnus kitiem, kad darytų gerus darbus kitiem. Ir jeigu taip paskiau viską vainikuojant, tai turi man kvepėti jo oda. Ir viskas. Šitas kvapas labai svarbus. Ir viskas. Bet čia ne apie kvepalus, čia apie realiai odą. Mesgi iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti tikrai pamatinė prasme, nes Ineta ten kilo labai aukštumas, aš tai dabar jau prie instinktų grįšiu. Tai ta prasme, mesgi iš tikrųjų užuodžiam vienas kitą. Ta prasme, ir iš tikrųjų visi kvepalai, muilai ir taip toliau, kaip tik mums trukdo užuosti savo tobulą partnerį. Netrukdo. Ne, rimtai sakau. Jeigu yra chemija, tai kažkaip viskas būna. Tada nei iš burnos smirda, atsiprašau, nei čia tie oda. Po 5 metų pradeda erzinti. Aš nežinau. Kai tau nukrenta rožiniai akiniai. Man dabar taip gerai vienai, o Dieve. Bet tai kartuoti, čia pati apie man manifestavimą, aš nekėjai, kodėl tu kartuoji tą vienatvę? Aš tai gestai bandau partnerį pritraukti. Kas nervinasti, man svarbiausia būtų įdomu. Laidas dabar man čia kažkoks. Būk geras, sutvarkyk jai tą laiduką. Kas mane nervina? Šiaip tai žinau, kad aš esu tiek patobulėjus iki savo 52, kad jau mane mažai kas beerzina. Tai tu teršinės esi žmogus, tau ne tik, kad nėra sunkiau susirasti partnerį, tau lengviau, nes tu kažkokios tolerancijos esi dabar viršūnėje. Nesu aš viršūnėje, bet kas mane gali, dar tikiuosi pasiekti. Tolerancijos nirvana. Bet kas mane suerzina, kai aš pajaučiu, kad man trūksta dėmesio. Jeigu aš pamatau vieną dieną, kad mes jau tiesiog būnam, kad tik būti. O jūs pavydžios esat? Bet tai atsiprašau, aš esu pavydė. Ar pavydinta? Ne. Aš esu pavydė. Aš esu žiauriai pavydė. Aš esu žvėris. O tu ta, kuri prisigalvoja, ar ne? Netgi žvėris. Ne, aš neprisigalvoju. Aš užeinu įvykiams už akių. Tiesiog niekas, kaip sakant, nepretenduoja į teritoriją ir nereikia prisigalvoti. O kaip tu tai darai, man jau įdomu. Jisai eina pastatą. Atvirai kalbu. Apdėda, žinai, su tokiais užkardom, žinai. Ir viskas, ir jisai stovi, o nevaikšto šalia. Aišku. Ne, rimtai, Marija, kaip pasireiškia tavo pavydumas? Kas to prasideda? Ne, aš sakau, aš stengiuosi nedaleisti tų situacijų, apskritai gyvenime. O kaip? Tu jam neleidi su nieko bendrauti? O kaip? Taigi jis negali daryti, ką jis negali dirbti. Jis gali su tavim būti laisva valia dėl to, kad jisai tiesiog nori būti su tavim. Tai be abejo, tai čia žinoma, kad laisva. O tai kol tu čia atskridusi į Lietuvą dabar esi, ką jisai tu galvoji veikia Italijoje? Minčių gale. Kas bus, jeigu jisai, Ne, visų pirma, tai aš gerų pavyzdžių rodau visada gyvenime, kaip sakant. Ta prasme, eini nuo lievą, kad nesužinotų. Neinu. Geras pavyzdys būtų, kad nesužinotų. Bet šiaip ne, iš tikrųjų, turbūt šiaip ištikimybė yra gal vienas iš tokių, bent jau man, pamatinių klausimų. Iš tikrųjų, man tai yra labai svarbu dėl to, kad aš manau, kad tas susiveda su pagarba, su pasitikėjimu, su labai daug skirtingų dalykų. Tema. Turiu to klausimą. Kuri tau neištikimybė vis tik yra? Čia emocinė ar kūniška? Ar jau jeigu jie eina kartu ten parodų žiūrėti, diskutuoja. Labai nemalonu, jeigu eina parodų žiūrėti. Tai va, diskutuoja. Ar geriau ten vieną kartą padauginės? Atsitiko, bet šiaip ją žiūrėti negali. Kurį rinktumės, jeigu privalai rinktis vieną iš tų neištikimybių? O jeigu privalau rinktis, tai tikrai gal neikit parodų žiūrėti. Užsidarykit duris, kaip sakant, vienam kartui. Bet parodų neikit žiūrėti. Šiaip faina, kad tas žmogus nori eiti parodų žiūrėti. Ir labai nefaina, jeigu su tavim neina, o su kita eina. Čia labai nefaina tikrai. Labai nelinkiu to niekam. Ačiū Dievui, man taip niekad nėra nutikę. Bet šiaip, aš esu neištikimybę patyrusi gyvenime. Turiu minį, kad man tai yra nutikę ir tai yra nepaprastai nemalonu. Dėl to, kad aš manau, kad yra daugybė klausimų. Vienas dalykas yra, būtent, kokia ta neištikimybė. Tarkim, pavyzdžiui, aš visiškai netoleruoju dvigubo gyvenimo. Tarkim, jeigu žmonės paraleliai gyvena
antrą gyvenimą ir ilgą laiko trukmę ir galvoja, kad tai yra normalu. Iš kitos pusės, su kuo? Irgi esminis klausimas. Dėl to, kad jeigu ta kita moteris yra neįtikėtinai kitokia, tarkim, jeigu jinai yra... O jeigu tai net ne moteris. O beje, kaip tu sužinojai, kad jisai neištikimas? Na, jinai pradėjo siūsti ženklus, nes jinai turbūt tiesiog pati buvo nebe... Jie reikėjo jį turėti visam. Taip, ir jį turi, dėl to aš labai džiaugiuosi, dėl to, kad tai buvo nebeprasmės situacija, nes jie liko kartu, reiškia, kad jiems reikėjo susitikti. O tai, kad ta moteris yra kardinaliai kitokia negu aš, įrodo, kad mes su juo neturėjome būti kartu. Tai aš manau, kad šitas istorijos rezultatas yra labai toksai, atveriantis akis iš principo. O tu esi patyrus neištikimybę? Aš esu patyrus ir daugybę kartų. Tai šitą dalykas, ką aš supratau, esminį dalyką iš viso šito. Kad yra laiškų, kuriuos aš, pavyzdžiui, gaunu iš moterų, kuriuos aš nepažįstu. Mes nesam pažįstamos. Bet labai įdomu, kad ta tema, nors aš apie ją nešnekėjau, čia faktiškai pirmą kartą sakau, savo patirtį va šitą. Tai gaunu tokius laiškus, kur, pavyzdžiui, rašo viena moteris, kad jinai ką tik sužinojo, ką tik pasakė savo tėvam, kad laukėsi, atvažiavo su vyru pranešti žinią ir prieš einant miegoti pažiūrėjo telefoną ir suprato, kad jisai turi kažkokią kitą ir ką man daryti. Ir tokių laiškų aš gaunu, tiesiog moteris naktį. O kodėl tau rašo? Aš nežinau, kam parašyti, aš daugiau nesugalvojau, kam parašyti, parašiau tau. Ir aš naktį gaunu tą laišką ir aš skaitau ir mes susirašom. Bet žodžiu, ką aš vieną dalyką supratau, šitas pati patirtis išgyvenus, kad visą laiką, kai tai atsitinka, atrodo, nori suprasti, taigi viską gerai darei, viskas buvo gerai. Tarsi, atrodo, tiek ir pastangų įdėta ir tiek visko gerai darei ir kodėl taip atsitiko ir nesupranti. Ir tada aš turėjau vieną sesiją ir aš labai norėjau suprasti, nes aš suprantu, jeigu aš tokį prisidirbu, tokias aplinkybės pritraukiu savo gyvenimą, vadinasi, aš galiu pritraukti ir visiškai kitokias aplinkybės. Ir aš noriu šiandien suprasti ir noriu keisti. Bet mano ašaros rieda, aš ten bliaunu pasikūkčiodama, aš gyva čia taip. Tai manęs klausia, sako, apie ką tu verki? Apie ką tu dabar čia verki? Dėl to, kad va čia taip pat, tu čia taip pat atsitiko. Bet skauda, tai gali. Bet sako, apie ką? Kol tu nesuprasi, kad tu pats sukūrė šitas aplinkybės, bet tai jeigu aš ten ne, tai viskas, negalim nieko dirbti. Bet čia net tai yra psichologiškai įrodyta, kad skyrybos yra kaip netekti žmogaus, tai tos ašaros, aš manau, kad tai visiškai normali reakcija. Stop. Ir aš blioviau, bet aš suprantu, kad jinai man sako, viskas, sesija baigta, nes mes negalim judėti. Tu nesupranti, kad tu prisiemi atsakomybę už tai, kad tu sukūrė šitas aplinkybės savo gyvenime. Tada mano ašaros jau taip... Gerai, tai kaip aš sukūriau, tada daugiau pykti eina, tipo bandymas, suprasti ašaras, tai kaip aš tą tai va, dabar jau galim kažką kalbėti, okei, aš sukūriau, tai bet suprantu, ta prasme, tu sukūrė aplinkybės, kad jis tau neištikimas? Žinoma. Kažkodėl man tai yra naudinga tą padaryti. Vadinasi, žiūrėkim. Ir tada sako, apie ką tu, tai apie ką tos ašaros buvo? Tai dėl to, kad man labai skaudu, man čia čia, žodžiu, tą laidoju žmogų. Ne tas. Tai kas? Tai tada kas? Ir tas ne. Skaudu dėl to, kad aš save tiek metų išdavinėjau, kiekvieną mielą dieną. Skaudu, kad aš kiekvieną kartą... Aš nesuprantu. Žiūrėk, kai tu save išduodi, tau visada per tavo aplinkybės gyvenime atsiras ypač artimiausioje aplinkoje žmonės, kurie parodys, kaip tu tai darai, negailestingai pati su savimi. Bet čia stipru, viską savo susiversti, nežinau. Čia ne apie savo, čia nėra apie savo. Ta atsakomybė prisimti, kaip tu sakai. Čia yra prisimti atsakomybę, kad tu supranti. Bet pilna, visa atsakomybė tau. Ta prasme, taip. Tai tas antras žmogus susikas, kaip jis artelėtas. Bet antras yra antras, jisai man tik tai padeda. Įsiaiškinti, ką aš darau savo gyvenime, kad mano gyvenime vyksta taip ir ne kitaip. Suprantat, labai sunku įsiskaudinus suprasti vieną dalyką, kad aš kuriu savo gyvenimą. Aš dėlioju kiekvieną dieną mielą. Vietoj to, kad aš pasakyčiau, kaip aš jaučiuosi, aš galiu nutilėti.
Tai vieni už to vystosi santykių tasa tokia, kad, taigi viskas gerai, tai ką čia jai daugiau. Suprantat, iš tokių žinai, kad kiekvienas žmogus yra labai... Tada paklausiu, nu gerai, tu čia taip išsiaiškinai viską, tu, pavyzdžiui, atleidai tą neištikimybę, tai jeigu jis to norėjo. Tai žinoma. Ir gyvenai po to kartu su to žmogum buvai. Taip. Ir sugebėjai būti. Ir čia buvo dar kartą išdavystė savęs. Na čia tai jau tikrai. Taip. Žinoma. Žiūrėkit, suprantat, kas yra. Iš vienos pusės labai viskas paprasta, iš kitos pusės, atrodo sudėtinga. Jeigu neįmanoma atsikratyti savo tų skaudulių, kurie tik tai tempia gilyn tave. Ne, dėl šito tai aš sutinku. Atleisti tu privalai vardan savęs. Ne dėl to kito žmogaus. Aš myliu mano visai kitokia patirtis. Aš noriu labai pabaigti. Atsiprašau. Kad jeigu... sakykime, jeigu kiltų kažkoksai pasipriešinimas vidinis klausant kažką mane, kad, čia nesąmonė, čia ta prasme jisai, šitą prasme jis šaudė. Ne, niekada vienas nebūna kaltas. Tai aš tada, kaip įmanoma atleisti, kaip įmanoma ten, kažką. Paprasčiausiai, kai supranti vieną dalyką, ką aš irgi supratau labai labai aiškiai ir labai tikrai iš visos savo, dabar kiekvieną savo ląstelę aš tą jaučiu. Jeigu aš myliu žmogų ir aš myliu, kai jis yra su manim, kai jis man sako, aš tave irgi myliu, žinai, tada aš jį myliu. Staiga, tas žmogus, kurį aš myliu, jam susisuka galva. Ir dabar aš jo nebemyliu. Tai ką aš myliu? Aš myliu tik tai žmogų, tas, kuris yra su manim? Ne, žinok, žmogų, čia skirtingi dalykai. Aš vis tiek myliu tą žmogų, bet tai dėl to man taip skauda, dar labiau skauda. Ir tada klausimas... Ir tada atsiranda tas priėmimas, tu supranti, kad tam žmogui, kurį tu myli, jam atsitiko gyvenime irgi situacijos, jam susisuko galva, jam tai buvo ir tu su ta meilė, tu supranti tą žmogų. Tu gali kirsti ir sakyti viskas čia tie skauduliai tave užvaldo, nuteškai sieną, tada tu dar keliesi, dar kažką darai, bet iš esmės, jeigu tu supranti, kad... Žinokime tavo, čia, sorry. Čia yra per skausmingai, čia yra teorija. Todėl, kad aš taip galvoju, kaip tu. Gerai, tada kiek žmonių, tiek visko. Dėl to, kad man atrodė, aš privalau atleisti ir aš tokia perfekcionistė, tą labai labai įsivariau. Ir kas iš to, aš tik išmūdžiau daug savo metų. Tu nieko neprivalai, tu gali jo nekęsti. Tu gali jį visiškai... Noriu vieną dalyką pasakyti. Mes niekada neprivalome prieiti bendro sutarimo. Todėl, kad iš principo visos poros, netgi vieno žmogaus gyvenime, santykis su skirtingu žmogum, ta prasme, sukuria naujas taisyklės vidaus. Ir yra porų, kurios visiškai sėkmingai gyvena atviruose santykiuose. Ir iš viso be jokio vienintelis dalykas, kas yra blogiausia, tai, kad mes nešiodamėsi šitą svorį, savo didžiulį tą svorį, tą tokio nuoskaudos, kenkiam tik tai pačiai savo. Aš žinau, beveik visom porom, 99% manau, kad atsitinka kažkuriam pabūti neištikimu, žinai, tai tik maldauju, man taip brangi mūsų pora, mūsų santykiai, maldauju padaryti, kad aš nesužinočiau. Tai aš labai įsiutau, kai sužinojau, kad taip ir nesugebėjo manęs apsaugoti, kad aš sužinojau vis tik. Tai ant viešpaties buvo tie visi pasipiktinimai. Ne, ta prasme, vis tiek nebuvo pasirūpinta, kad aš nesužinočiau. Bet kaip tu gali iš tikrųjų nesužinoti? Ar yra realu nesužinoti? Bet aš ir pasakoju tą savo... Kam tada susirasti dar objektą? Bet aš ir pasakoju tą, kad, reiškia, nuo tokio primityvo, kad svarbu padaryti, tada supikau, kad sužinojau, o po to aš turėjau, kadangi labai tą kitą teoriją, kad aš tikrai atleisiu, nes, kaip tu ir sakai, jeigu aš myliu. Tai suklupo, tai irgi privalau, žinai. Ne, aš palauk, netaip supratote. Ne, po to tu sakai, kad gali siųsti. Aš suprantu, kad tas žmogus, žiūrėk, pasimaišė, tam mano mylinčiam žmogui pasimaišė galvytė. Ir tada aš su didžiulė meilė sakau, žinok, nepakeliui visiškai. Suprantate? Aš apie tai šneku. Aš nešneku, kad aš tave myliu ir tokį, ir anokį, ir tokį, ir to. Dar kartą išduosi save, dar kartą atsipeikėk ir tada supranti, kad nepakeliui. Ko aš mokinausi, pasakyti ir suvokti, kad nepakeliui, bet su visų paleidimu ir su visa pagarba ir meilė, nes tas žmogus turi teisę susisukti, aš turiu teisę susisukti galvą, man viskas yra gerai. Bet jeigu du žmonės, tai jau trečias, tai aš nenoriu nieko. Aš tik tą labai norėjau ištransliuoti, nes kaip tu sakai, kad moteris tau parašo, tai pirmam parašo ir dažniausiai visos dėl ten tų kažkokių ar vaikų, dažniausiai ar dėl labai ilgų santykių, aš tik norėjau pasidalinti, kad to neįmanoma pamiršti. Ir to neįmanoma
nebeįmanoma atsipalaiduoti intymiam gyvenime, taip 100%, kaip gyvenai laimingai. Neįmanoma jaustis iki galo laiminga. Neįmanoma. Bet aš manau, kad neįmanoma nesužinoti. Čia mano patirtis. Neįmanoma nesužinoti. Niekada. Tai čia jau ir nesvarbu. Mano klausimas, žiūrėkit, merginos, kad nepradėtume jau ašaros braukti. Aik, jau nesulaukauji. Laisvė pabū. Ar jūs esate iš tų moterų, kurios, jeigu, tarkim, nenusisekė santykiai vis dėlto, ar jūs tada taip tokį startuojat naujų, pradedat nepaprastai rūpintis savimi, išgražėjat, ar ta prasme, ar kaip tik čia su pižama, kaip Bridgeta Jones prasivalė. Labai įdomu, iš tikrųjų, dėl to, kad, nes yra ta tokia teorija, žinai, kaip moteris atrodo skirtingose savo gyvenimo etapuose ir kad netrodo fantastiškai, kai susipažįsta, įsimylė ir taip toliau. Na tada jau supras, kai pasidaro jie nuobodu savimi rūpintis, o tada jeigu jau yra nesėkmė, tada jie vėl iš naujo pražįsta. Negaliu nieko pasakyti apie save. Man visada sako komplimentus. Pirmo tavo jau pasakymo, kad nepasisekė ar nesusisekė, kažkaip sakai. Nesvarbu, tiesiog nutrūko nepasisekė santykiai. Nepasisekė santykiai. Aš irgi tą patį pagalvoju, man tai visi pasisekė. Man tai čia yra ne tai, kad nepasisekė santykiai. Tuo metu, kai aš tą patyriau ir tas ašaros buvo didžiausi tie klanai kriokliai, taip, aš tada galvojau, kad nepasisekė santykiai. Bet iš tikrųjų taip. Bet iš esmės, kai supranti, kad keliauji toliau, žiūri ir supranti, kiek daug dalykų supranti per tuos nepasisekusius santykius, kiek dalykų savo atrandi, kiek smegenis prasiveria ir tu supranti, kad tiesiog čia yra vienas iš kelių, kuriuos aš pati ir susikūriau, aš galėjau ir kitaip susikurti. Ne, tai vienu žodžiu sakant, viskas yra pamoka. Visą kitą taip, bet išgražėjai ar ne? Nežinau, plaukų nenusikirpau. Bet tu gerai, kad tu prie tų plaukų eini, dėl to, kad aš tai čia kurį laiką bandau privesti prie tų grožio procedūrų. Čia, žinai, čia jau bus nuoširdus žodis, dėl to, kad aš su šitų prekinių ženklų Solidu draugauju jau tikrai ne vienerius metus. Solidu taip ir vadinasi? Taip, ir iš tikrųjų yra solidu. Parodyk daug pavastyti, nes aš esu... Rodo tą, kurį pati naudoju labiausiai mėgstu. Aš esu kažkokį... Tai yra kietas šampūnas. Man kietas ta prasme. Kietas, dėl to, kad jis yra ir toks, kaip tu parodai. Bet svarbiausia yra tai, kad aš pati labai prioritizuoju lietuvių prekinius ženklus ir ypatingai, jeigu kalbam apie tvaresnius sprendimus, apie ekologiškesnius sprendimus. Tai aš pati naudoju konkrečiai šitą, mano mėgstamiausias, bet tikrai yra daug variantų, yra ir kondicionieriai, ir kūno sviestai ir taip toliau, bet faktas. Kūno sviestas? Taip. Oi, čia mano mylimiausias. Tai žodžiu, o po to išsitep ir paskiau įkriukai save. Klijuoji. Darom taip, kadangi aš pažįstu ir naudoju, tai aš jums dovanoju. Ai, gerai, nes aš jau tavo būčiau. Aš jums dovanoju. Tai po to kito laido pasikalbėsim. Nori, aš tau duosiu gėlių. O bet rimtai, garbės žodis, aš draugauju su Verkių gėlių turgum. Jie visada mano namuose, žinok, bet aš matau, kad jūsų pusė galėsi. Va, matai, aš čia prisikroviau. Ir dar yra daugiau, žinok, ir ten, ir ten. Tai tu išeidama galėsi pasimti kokią nori puokštę nuo Verkių gėlių turgaus. Čia tavo žalis iki pat painiausiai. Tu nenušiuk, aš galiu pasižiūrėti, pabandyti. Tu tiesiog prisidėk kaip papildomą. Ta, kur parduotuvėje atsidarai ir sukeiti biški prekes man. Aš negailiu tau, dieve. Kitoje laidoje pasakysi, tiksliau mes visi pamatysim pokyčius. Wow. Bus puru. Rimtai, sveikata. Kad visos būtumėm sveikos ir atpalaiduotos nuo visokiausių nesąmoningų minčių. Visos meilės yra tik į gyvenimus pritrauktumėm žmonės, ne vien tik ten tuos liubovnikus ar dar kažką. Visos meilės yra į naudą. Wow. Nu mes negalim girdėti. Aš nežinau, kaip čia dėl tų liubovnikų. Geriau mylėti ir nudegti, negu niekada nemylėti. Tai čia yra tikrai faktas. Visos meilės į naudą, susipažinti galima visi. O kaip čia jį naudoti? Tai su vandeniu čia šampūnas. Tiesiog reikia su šampūnu. Koks šampūnas? Čia yra kūno sviestas, hebra. Tiesiog, jeigu kūno sviestas, tai tiesiog trini į odą. Kol sušyla. Taip, kol sušyla. Geras, kaip fain. O šampūną labai paprastai tiesiog sušlapini ir muilo kaip muila. Tau tai nereikia, tu gerk savo putinų uogas. Labai putinų uogas, palaukit, žiūrėkit, apsidovanosim. Bet aš jums sakiau, kad iš karto išeis į naudą, kai pakalbėsim apie grožį. Žiūrėkit, po mažiuką padaro. Po mažiuką. Čia yra putinų sirupas, aš dabar prieš... Kiek vaišių. Kaip fainai. Čia yra želė. Bet tai kaip nuotaika kyla, kai dovanų gauni? Bet tai iškart iš gražiai čia sakyti tą laidą. Ir putinai iš viso yra nuo visko,
Visada nuo visko. Godžiai. Ne, iš tikrųjų, tu žinai, yra 3 uogos Lietuvoje, kurios rudenį būna. Šermukšnis, šaltalankis ir putinai. Iš 100 milijonų gerų savybių. Nuotaika netgi reguliuoja. Kitaip tariant, ten kažką turbūt su mūsų hormonais daro arba kažko. Aš sakau, kas man darosi, aš išgėriau visą stiklinę. Tokia gera nuotaika. Kas mums darosi? Man tai nuo dovanų labai gerėja. Man irgi nuo dovanų gerėja nuotaika visą laiką gyvenime. Tai ką, jeigu mes pradėjom klausimą, kur susipažinti? Ne, kur susipažinti. Tokiai senai kaip aš. Čia tu taip pradėjai. Kaip atrasti? Tai nieko, išvada, kad namuose vieni pas kitus vaikšto į namus. Ir žodžiu, ir ateina. Bažnyčioj. Beje, Šapauskai bažnyčioj susipažino. Linas Šapauskas. Kaip ir nesistebi dėl to, kad jeigu žmonės labai tikintys gali tikrai sutikti vienas kitą. O šiaip tai bet kur. Aš pažįstu vieną porą, kurie susipažino ir per pažinčių svetainę, konkrečiai skirtą rimtiems santykiams, ir sukūrė šeimą ir gražiai gyvena, ir būdami labai jauni, užsiregistravo tokioj labai solidžioj pažinčių švetainiai. Ir žodžiu, ir jiem labai viskas puikiai sekasi. Tai ta prasme nėra taisyklės, absoliučiai nėra taisyklės. Aš pažįstu vieną porą, bet jie ypač jis labai žinomi ir mūsų vaikai kartu mokėsi, tai negaliu sakyti vardo pavardės, bet jie susipažino, garbės žodis, štai taip. Iš ryto jis jai sako, koks tavo vardas? O dabar jie turi gražius vaikus ir nuostabią santuoką. Ir taip būna, ir taip gali būti, ir tau dar taip gali nutikti. Tikrai, norėčiau Palinkėkim jai, iki pusės nusirenk ir tau taip nutiks. Ir Ineta, tu tokia graži, kad tau užteks iki pusės nusirengti. Labai Ir gerai. tau taip nutiks. Labai gerai, jūs man čia užkerėsit, viskas baigiam. Tai klausykit, kitą kartą apie ką nors kitą pakalbėsim, bet tu atsinešk dovanų vėl. Kaip nuotaika pakilo? Aš atsinešiu dovanų. Rinkis puokštę, rinkis Man puokštę. dovana sustiprina draugystę. Rinkis puokštę. Aš išsirinkau jau. Kaip fainai. Dydis svarbu, man didžiausias. Geras. Nu, Geras. Atsisveikinam. Šitie faini. nu taip, duok pačiuką. Tu išskrendi ar būsi dar? Aš būsiu visą laiką dabar jau. Taip lengvai manęs neatsikratysi. Visą laiką būsi. Kaip gerai. Čia yra kondicionierius yra? Čia yra labai plati produktų Ir tu linija. pasimgėlių. Ką? Taip, viskas sveikinamės. Čia.